Šiandien sušilau, perbėtau, įsaldinam savo gyvenimą ir einam gaudyti. Privati valda, privatus tiltas, tikiuosi atlaikys, privati valda. Šitas žmogus panašu mėgsta privatų gyvenimą. Oi. O molinėlis. Sveiki bičiuliai. Su jum ir vėl žūklės dienoraštis ir savo amplua nekeičiantis Martynas Mikelionis. Malonu jūs matyti mano kanale. Malonu, kad žiūrite ir šį video. Šiandien nusprendžiau čiupti spiningėlį ir pagaliau atsidaryti kažkokią tai kitokią žuvimi, ne tik tai, kad upėtakiukais. Galbūt šapalu, galbūt lydeka, galbūt ešeriu, galbūt kiršliu, o galbūt ir tą patį upėtakį pagausiu. Nežygiuoju upę, kuri neišsiskiria kažkokia tai žuvies rūšimi. Čia galima sugauti viską. Aišku, čia nebūna jos baisiai daug, bet tikrai gali sugauti bet kokį plėšrūną. Dėl ko pasirinkau šiandien upę, dėl ko pasirinkau spiningėlį? Dėl to, kad viešpatie prognozijas balandžio pradžia, o šiandien praneša 27 laipsnius. Nežinau, kas bus, 27. Ir vakar vaikščiodamas po sodą, žiūrėdamas, kaip auga mano lazdynai, jau sutikau pirmus kenkėjus, pirmus vabaliukus, kurie graužia mano lazdynų lapus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bunda gamta. Vakar Facebook'e kažkas netgi ir karkvabalio foto įmetęs, atseit šiemet jau rado. Tai va, tai manau, galbūt aš čia prie upės gerų laiku. Aišku, čia ne upė. Čia dar rapsų laukas, reikia jį apeiti, kad per jį neiti. Tai va, būtent dėl to ir nusprendžiau. Patikrinsiu. Dirbt lauke šiandien bus karšta, kaip suprantu, vėjas nedidelis, 27 laipsniai, ojoj. Taip, pavaikščiosiu krantais, turiu visą dieną tam, patikrinsiu masalus, senus, naujus ir pasižiūrėsiu, kaip gyvena mano mylimoji upė. Tai va, tai tiek. Einu, žerglioju dabar čia palaukėm ir įsijungsiu jūs prie upės. Taip kaip ir praeitam video. Užsidėjau brytkelnes. Žinant šitą upę, tai kartais reikia perbristi. Nes iš vienos pusės būna skardis, iš kitos pusės, iš vienos, iš kitos. Ir vaikščiot kaip kalnų ožiui, tai skardžiais nelabai man patinka. Tai va, gerai, einam link upės. Bet tai yra apsienas dydžio jau, pilnas raigių. Nu va, skardžiukas, upė, leisimės ieškoti žuvies. Kaip smagu, žinokit, želia viskas. Aišku, aš čia nesilankau labai dažnai, ypač tokį, na, sakykim, ankstyvą pavasarį. Bet reikia kažkada tai pradėti. Tai nusprendžiau, kad pradėsiu šiandien. Nu va, upė. Sraunė. Čia man dar ir perbristi bus reikalų. Ten matau, suplūdinės žmogus gaudo. Einam dar truputį žemiau. Opa.
Čia va, kažkoks tai traktorinis keliukas, traktorinė brasta yra. Bandysim perbristi čia per upę. Tada paeisim žemiau, truputį pagaudysim, tada gal į viršų. Gal srovė nenuneš manęs. Tikėkimės. Tokia stiproka. Plūdininkų tik tai krūvos vaikšto. O spiningautojų nematyt dar. Va, kažkaip tai perbridau. Nu ką bus galima bandyti? Sėst, tūpt, rištis kokį tai vobleraitį. Net sušilau. Gerai. Perbridau saugiai, tai dabar galima greitai kažką tai čia susimeistravoti, užsidėti kokį masaliuką. Vanduo pakankamai skaidrus, visai fainas. Nėra kažkoks tai baisiai aukštas ar kažką tai. Tas pats mano 2-metrinis spiningėlis, skirtas pagrindė va tokiam nedidelėm upėm, nedidelėm atstumam. Bet tai naujienagi pas mane, nauja ritė iš Japonijos, Shimano, viešpatie, naujas valas, varivasas, žydras. Žinant, kad čia daug lydekų, tai uždėsiu ir pavadėlį. Trumpą pavadėlį. Pasisaugoti nuo dantų, jeigu jų bus, aišku. Tai mačiau jau, patikėsit ar ne, bet 2 plūdininkus. Ką jie čia gaudo, kokias kuojas pavasarinės, mekšrus, dzūkiškus. Taip, nuo ko pradėsim? Tai pernai metų atradimas va šitie, va, vobleriukai. Čia Bear Kingo Ridžo kopijos. Tai labai neblogai dirbo. Nu, tokias aliuminau truputį pratęstas pabandysiu formas. O jau paskui bandysim krenkus įvairius. SSR-ų čia tikrai nereikės. Tai va tokį va gal. Irgi labai geras spalvinimas. Va tokį. Oi, čia tie daug visokių gražių. Taigi pradėsim nuo kažkokios tai nedidelės minoškės. Ar ne? Ir paskui jau pereisim į krenkučius. Pradėsiu tikrinti irgi. Jei žiūrėt sraunumą, tai nuo pačios apačios, kur įėjimas į duobę, į ramesnį vandenį. Ir iš tenai po truputį kilsiu ant sraunumos. Nežinia, ar sraunumose dar ta žuvis bus ar nebus. Ta prasme, ar jau bus atėjus ar nebus. Nes paprastai šapalai, tai vėliau ateina ant sraunumos, kai jau pakankamai sušyla vanduo. Bet, na, dabar apsidairius atrodo visur vien sraunumos. Pabandysim nuo gilesnių vietų ir pereisim ant seklesnių. Pasivaikščiosim krantais. Laiko tam turiu. Pradėsiu va nuo šito. Gražuoliuko. Pavadėlį. Lenda visokie uodai, mašalai. Pavasaris. Paukščių milijonas tik čiulba. Nu va, uždėjo. Dar šito nebandžiau masaliuko šiemet. Apskritai nebandžiau, dar naujas man. Kaip dirba, pažiūrim.
Ne taip, kaip norėtųsi. Sroviai stipresniai tiks. Gal ir gerai. Gerai, gražiai. Šoks pirmas įspūdis buvo nelabai tinkamas. Gerai. Na, ar jūs čia matot mane dar? Matot. Tai viskas. Masalas uždėtas, spiningas paruoštas. Dėžutė atgal. Kuprinė ant pečių. Graibštas šalia. Opa. Ir einam gaudyti. Želia viskas. Plukės. Kokių nori spalvų. Mėlyna, geltona. O čia baltų kažkaip nelabai. Nu ką, pradžiai pabandom čia. Tokia vietelė ramesnė. O ten va sraunuma. Ir taip po truputį kilsiu į viršų. Ir gal kažkas tai bus. Va toks. Masalynas. O, metasi kaip. Įdomu, kur tie šapalai šiuo momentu gali būti. Vietos gražios. Gražios, srauningos, bet kol kas tuščia. Jau ir masaliukų pakeičiau nemažai. Bet kol kas nėra. Eitų toliau ieškoti. Gal reikia šiek tiek dar ramesnių vietų. Truputį per daug srovės. Sraunu. Va ten va, galbūt toksai sulėtėjimas. Einam. Čia gal tokia vieta daugiau kuojom. Bet verta pabandyti kažkokią žuvį, vis tiek turėtų turėti. Dabar va tokį va krenkutį užsidėjęs. Čia naujiena Lietuvoje, Trident, ukrainiečių gamintojo. Labai gražiai dirba, SR'as. Pažiūrėsim, ar kibs ant jo ar ne. Bet dirba tai tikrai gražiai. Krantukas. Panašu, kad sraunumose, kur didesnė srovė, dar jokio šapalo nesu žiburiu.
nėra. Pratikrinau nemažai čia ir nieko nebuvo. Jeigu rimtai, tai vasara. Karšta beprotiškai. Papučia vėjelis toks šiltas. Koksgi čia pavasaris. Visai nepanašu į pavasarį. Tai kol kas nieko. Praėjau kokį, nežinau, kilometrą gal. Vienas šapalynas išlindo, pasirodė. Paskui vobleriuką paplaukė, bet dingo ir daugiau nebeišlindo. Bandžiau dar šį tenai sugundyti, bet be šansų. Tai va, kilometras nueitas. Eisim antrą, paskui gal ir trečią. Žiūrėsim, kaip čia mum gausis. Kol kas tai nelabai. O ir upė tokia, ne tavo, ne pavasarinio šapalo vietas. Reikia čia kur leistis. Va čia va. Leidžiamės. Kenčiu, man kartais atrodo, kad vėl sulaužysiu čia kur nors spiningą. Opa. Akmenukai. Viską. Šiaip fain. Dabar va, kad būtų tikra vasara, kalendorinė, tai čia jau būtų šapalų. Bet vasarą čia bus žemas vanduo. Ir tikrai nebus tinkama daugelis vietų. Vėl brendam. Jau gal kokį 4. kartą aš čia brendu. Tai gerai, kad upė dar va srauni. Ir vietom negili. Iki kiaušinių, bet su britkelniam viskas ok. Ir perbrendam. Akmenys slidus. Kaip biškiai atsipūstanam krante, tai labai saulė kepina. Šitam panašu, kad bus mažiau saulytės. Gražiai upė, bet čia jaučiasi dar ankstyvas pavasaris. Dar nelaikas vaikytis šapalus. Reikia čia kažkur įsitaisyti, papietaut. Gal po šitų didelių gražių ąžuolo sėsim. Kažkaip tai taip. Sušilau po teisybei. Čia tie 27 turbūt tikrai bus. Nors dabar va telefone rodo 22. Bet jaučiu, kad daugiau. Šilta. Ant saulės prasėjau tokį ruožą. Gerai, reikia užkasti. Užkasti ir žiūrėti, kur eiti toliau. Pietum tradiciškai sausas davinys. Kareiviškai paprastai.
kad nesinešioti jokių indelių, jokių nieko. Taip, kas čia šiandien troškinta jautiena su perlinių kruopų koše. Gerai. Jautiena, perlinės kruopos. Viskas čia. Gerai. Jau karšta. Kur didysis šaukštas, rauta, juodas, energetinis. Kažkaip atrodo, net vasarą nebūna taip karšta kaip dabar. Pasidarom gėrimo, pasisaldinam savo gyvenimą. Nu, panašu, kad užkaito net. Nepašilo, o užkaito. Reikia pavalgyti ir judėti toliau. Gera ta košė, ypač turbūt kai valgyti nori. Tai viskas labai sueina. Nu ir kas čia liko iš sauso davinio? Kramtoma guma. Stebuklingos, mėlynos tabletės. Viskas šiuklės kuprinėje. Kamera, vanduo. Ir galima į toliau ieškoti. Šiaip tai labai sudėtingai, labai išbandžiau aš čia visokių. Ir vobleriukų, net prie sukrių buvau nuėjęs. Labai jau tuščia. Bet taip ir būna. Paprastai be kokio, nežinau, gegužės mėnesio aš čia net nelendu. Bet va temperatūros įveda savo korekcijas. Labiausiai tinka dabartiniam vandeniui, va bent jau šitoj upėj, va toks SR tipo, truputį giliau neriantis. Visi paviršiniai, tai dabar dar dėžutėj ilsisi bent jau šitoj upėj. Minoškės irgi nelabai. Tai va šitas Tridento krenkutis. Naujieną aš čia turiu gal 6 vienetus. Ir va tokių va gražių įvairių spalvinimų. SR, va. O SSR, tai ką tu? Va. Kokios spalvos. Pabandžiau, kaip dirba puikiai. Tikrai vasaros hitas bus. Spalvos nuostabios. Tokios šapalinės. Tai va. Matysim. Plačiau turbūt tada, kada aš ant jų pagausiu. Dar kol kas nepagavau. Einam gaudyti. Laikas nelaukia. Panašu, kad dar šils tik tai. Dabar 2:30. Būtų daugiau pavėsę, bet kad medžiai dar praktiškai be lapų.
Šilta. Ir šilta, ir su žuvim nelabai. Ir neblogos vietos, atrodo viskas tvarkoj, bet ne. Visgi Aukštaitija, ne Dzūkija. Ir jeigu kimba ten, tai nereiškia, kad kimba pas mus. Visiškai kita upė. Kitos žuvys, kiti jų įpročiai. Aišku, dar kažkiek paeisiu, pagaudysiu. Vis dar yra laiko. Bet panašu, kad ne. Taip anksti dar čia nėra ką veikti su spiningu. Dar vienas atsivijo. Neblogas šapalas, bet neėmė. Prie pat atsivijo. Ir vėl seka. Ir kas jam netinka. Spalva. Privati valda. Privati valda. Privatus tiltas. Tikiuosi atlaikys. Privati valda. Privati valda. Privati valda. Šitas žmogus panašu mėgsta privatų gyvenimą. Visur privati valda pas jį. Kalniukais yra ką veikt. Galit pasižiūrėti, kaip jie čia atrodo. Taip, kad kartais tikrai geriau perbrist, negu tokiais kalnais laipioti. Šilta. Tikrai bus kokie 25. Panašu, kad baigiu šitą sunkią žūklę savo. Nieko nepagavau. Tai net nežinau, pagalvosiu dar. Dėti šitą video ar nedėti jo apskritai. Kaip jum atrodo, ar visuose video turi būti žuvis, ar ne. Ar kai kuriuose gali būti ir be žuvies. Nežinau, spręsti jum. Tai va, bet šita žvejyba tuščia. Dabar liko čia kokie 2,5–3 kilometrai, kol parpėdinsiu. Kibimo nebuvo nė vieno. Buvo tik tai 3 šapalai, kurie, nežinau kodėl, išeina iš duobės, iš sietuvos ir juda šalia vobleriuko, seka jį. Ir dideli gražų šapalai. Seka, prie kranto prieina, jau vobleriuką traukia ir jie nutolsta, vėl grįžta. Ir daugiau toj sietuvoje nebeišlenda, va tai po vieną kartą. Kodėl taip yra, be supratimo. Galbūt kažkas tai, kas daugiau gaudo šapalus, gali pakomentuoti. Gal čia metų laikas toks, gal kaip. Tai va. Na, be kibimo, tai be kibimo. Bet nors žinosiu, kad tikrai nėra reikalo labai anksti iš pavasario rodytis prie šitos upės. Tai tiek, bičiuliai.
Jeigu patiko, spauskit laiką, prenumeruokit kanalą. Ten visi reikalai, jau patys žinot, kiekvieną kartą kartoju. Ir pasimatysime kituose video, kitose žuklėse. Čiau, pakau. Iki. Nu, čia kokio žvyriuko. Pabėrė. Šitas gražus ąžuolas. Palei kelią. Oi, oi.